Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, jūs pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taigi, visai nesiniai pasitraukė iš pareigų krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Neilgai trukus premjerė Ingrida Šimonytė pateikė Lauryno Kasčiūno kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus. Na, o prezidentas Gitanas Nausėda sprendimą dėl to, ar skirti Lauryną Kasčiūną krašto apsaugos ministru, ketina priimti dar šią savaitę. Šiandien daugiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, prašant neskirti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno į krašto apsaugos ministrus. Tačiau daugiau nei 20 įvairią paramą Ukrainai buriančių organizacijų išreiškė paramą politikui. Nuo jo atsiribojo koalicijos partneriai Laisvės partija. Jeigu Laisvės partija atsiribojo nuo tokio galimo ministro, kai pati turi tokios žemos kompetencijos bakalaurinius ministrus, tai daug ką pasako. Tai panagrinėkime jo spalvingiausius pasiekimus. Anot žiniasklaidos, anksčiau politikas priklausė žinomo neonacio Mindaugo Gervaldo, anksčiau turėjusio Murzos pavardę, partijai. Buvo jo padėjėjų. Pasisakė prieš įstojimą į Europos Sąjungą. Labai įdomu, konservatoriai vis mato aplinkai rusų agentus, tačiau patys savo gretose turi tokių žmonių. Bet gal ir nieko keisto, jei Ingrida Šimonytė naudoja Putino prezidento rinkimų šūkį "Stipri prezidentė, stipri šalis". 2019 metais Laurynas Kasčiūnas liudijo prokurorams MG Baltic byloje. Šioje byloje vėliau buvo teisiami 4 Seimo nariai įsivėlę į šią bylą. Tai galbūt konservatorių partijoje yra trumpas atsarginių žmonių suolelis, kad siūlomi tokie kandidatai. Ką apie tai manote jūs, brangūs žiūrovai? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.